sveiki sirgaliai, sveiki fanai, sveiki draugai. Baigėsi Luksnė, rezultatas turbūt, kaip ten sako, apetitas didėja bevalgant. Atvažiavom tik tai finišuot, negalvodami apie jokias vietas. Faktas, kai pamatėm, kad galim laimėti, be abejo, ta prasme, azartas toksai, kad viską darėm kaip komanda, kad laimėti. Mašina visiškai nauja, ralį jokiam nedalyvavus, nestartavus, važiavus tik testos. Martynas automobilis sėdėjęs tik automoto parke, kur realiai negreičio ruožas. Padaryti tinkamą kažkokį setupą ant sniego irgi labai sunku, kur čia važiavom labai greitais greičio ruožais. Važiavom, mokinomės, bandėm kažką keisti, žiūrėjom, ar mašinos nustatymai reaguoja į tam, ta prasme, mašinos nustatymai reaguoja į piloto pastebėjimus ir taip toliau. Tiesiog mokinomės. Faktas, kad labai laimingi, nes pagrindinį tikslą įvykdėm su kaupu, finišavom, kova buvo turbūt, kai sakau, visi juokėsi įdomiau negu Kauno Žalgiris. Tai tikrai esu laimingas, mašina atlaikė, nei vieno kaprizo neparodė. Aišku, ekipažas turbūt nėra ką šnekėti apie ekipažą, titulą jų kalba patys su save, kaip sakau, galiojantis Lietuvos čempionai. Tai dar kartą parodė, kad jam nesvarbu ką vairuot, ar technika, ar savo, ar ne savo, jie tikrai gali kovoti tik tai dėl pirmos vietos. O Lumsas irgi labai greitas lenktynininkas, jeigu rezultatus pažiūrėt, kaip pernai jisai važiavo, net panašiai su Seksiu, kur vietinė žvaigždė ar Sor 5, tai manau, kad mūsų automobilis potencialo turi, tiesiog reikia dirbti, žiūrėti, reguliuoti, testuoti ir taip toliau. Sakau, daug darbo.